Sveiki, bičiuliai. Šį kartą video ne apie finansus, o apie sveikatą. Nors iš tikrųjų, jeigu taip giliai pagalvosi, tai yra be galo stipriai susijusi tema su finansais, nes atrodo gyvenimo pradžiai stengiasi uždirbti kaip mano daugiau pinigų, na, o paskui išleidi, kad ir kaip bebūtų banalu, tuos pinigus savo sveikatai. Šiandien noriu pasidalinti savo asmeninę patirtim dėl hipertenzijos, arba kitaip tariant, aukšto kraujospūdžio ir CKD arba Chronic Kidney Disease, arba dar lietuviškai šnekant, lėtinė inkstų liga. Tai šita diagnozė man buvo nustatyta 2020 metais. Šiek tiek istorijos. 2020 metais aš atsidūriau reanimacijoje su kraujo spaudimu 280/160. Tai reiškia, na, tokia būsena, kuri vadinama tikriausiai yra prieš insultinę ar prieš infarktinę, nežinau, bet tai buvo vienas siaubingiausių dienų mano gyvenime. Ir kai yra aukštas kraujo spaudimas, tie, kas turite šitą problemą, žinote, kad skauda galva ir ypatingai, kai toks aukštas kraujo spaudimas būna, tai tu vemi, tuštinėsi, gali iš proto eiti ir aš nežinau, kas man darosi ir tik norėjau, kad visą tai baigtųsi. Vaistus bandai kažkokius tai išgerti, tarkim, ten ibuprofeno nuo skausmo galvos, tiesiog visą tai išvemi ir situacija visiškai siaubinga. Tai galiausiai kažkam uošviniai, ačiū jai, šovė į galvą apmatuoti man kraujo spaudimą ir tada buvo aišku, kas nutiko. Ir nuo tos dienos mano gyvenimas iš tikrųjų pasikeitė ganėtinai stipriai, tai man teko tvarkytis su to kraujo spaudimu. Pradžiai, ką man daktarai paskyrė, tai gerti labai stiprius vaistus, tai yra Sanural HCT, kur sudėtyje yra 40 mg olmesartano ir dar 10 kažko ir dar 5 dar kažko, tai aš tiksliai neprisimenu tų medžiagų, nes jau nebegeriu šitų vaistų, bet nuo tų vaistų, kas prasidėjo, tai prasidėjo depresija, silpnumas ir impotencija. Tai ne visiška, bet tikrai problema, sakykim, su šita sritim. Tai neteko ilgai užtrukti, kad suprasti, kad cheminiai vaistai tiesiog, na, darko gadina mano sveikatą, mano kūną ir mano tikslas buvo ir tebėra nebevartoti cheminių vaistų. Tiesą sakant, šią dieną aš nevartoju cheminių vaistų, tai pasidalinsiu savo kelionę, ką man teko pereiti, kad cheminių vaistų nebevartoti ir jaustis vėlgi energingam, jaustis gerai, turėti gerą fizinę formą, reiškia, kaip nuo viso to pabėgti. Ir labai tikiuosi, kad šita informacija kažkam padės galbūt išsaugoti gyvybę ir kažkam galbūt padės pagerinti sveikatą arba susitvarkyti su aukštu kraujo spaudimu, kaip kad pavyko tą bent jau iš dalies padaryti man. Tai ką aš perėjau? Aš perėjau tikriausiai visus įmanomus gydymo metodus, kokius tik galima rasti, tiek klasikinę mediciną, tiek netradicinę, būrėjas, visokius ten chiromantus ir ką tik norit, net astrologinius žemėlapius dariausi ir kitaip tariant, kai esi tokioje situacijoje, kai tau pasako vienas geriausių Lietuvos kardiologų, kad tau liko, na, grubiai 10 metų gyventi, ar 5 arba 10 metų gyventi, tai imiesi visko. Tai tas susitikimas su gydytoju man buvo toksai šokas ir tada aš iš tikrųjų pasidariau sąrašą dalykų, ką galima padaryti, ką galima išbandyti, kad pagerinti savo sveikatą. Tai aš jau dariau vieną tokį video anksčiau ir dalinausi savo patirtimi iš Indijos. Dabar noriu pasidalinti šiek tiek dar po jau kiek čia 4, prašai 5 metų toks praėjo, kas pasikeitė. Tai nuo to, kad man buvo pasakyta, kad po 5 metų reikės inkstų transplantacijos, tai šią dieną inkstų transplantacijos nereikia. Viskas, ne visai viskas tvarkoja, bet mano inkstai veikia pakankamai gerai. Ir apie tai, kaip viskas veikia, kad nebūtų vien tik tušti žodžiai, aš dėsiu nuorodą žemiau po šio video į Google Drive, kur sukėliau savo kraujo tyrimus, galite perėti visą istoriją chronologiškai, pasižiūrėti, kaip jie atrodė, kaip jie keitėsi, kas gerėjo, kas prastėjo. Tai dar perkim prie to, kągi aš padariau ir ką reikia daryti, kas padeda sumažinti kraujo spaudimą ir kodėl svarbu jį yra turėti kaip įmanoma žemesnį. Aukštas kraujo spaudimas, nuo ko atsiranda, yra daugybė teorijų, daugybė išvedžiojimų, bet manau, kad pagrindinė priežastis yra stresas, neteisinga mityba ir mažas judėjimo kiekis. Mano atveju mityba, antsvorį, mažą judėjimą, iš principo galima atmesti, tai pagrindė tikriausiai buvo stresas ir tikėtina, kad COVID irgi prie to prisidėjo kaip kompleksinis junginys, nes COVID turi pakankamai nemažą žalą inkstams. Na, o inkstai yra tiesiogiai susiję su kraujo spaudimu. Jeigu inkstai yra pažeisti, kraujo spaudimas kyla,
pakilęs kraujo spaudimas padaro dar didesnį pažeidimą inkstams. Įsivaizduokite, reiškia, kad inkstai yra kaip filtras ir per kurį, jeigu stip nuolatos purkšim aukštą slėgį, mes tą filtrą sudraskysim. Tai va tai kas įvyko ir su mano inkstais. Tai šią dieną mano inkstų filtracijos koeficientas, kuris daromas per kraujo tyrimą, svyruoja nuo 46 iki 56, tai rodo apie 3 stadijos inkstų nepakankamumą oficialiai, bet su tuo vėlgi aš galiu gyventi visiškai normalų gyvenimą, tik aišku reikia prisižiūrėti savo mitybą, sportą, miegą ir sveikatą. Tai gerai, tai labai svarbu yra reguliuoti savo kraujo spaudimą, kad jis būtų ne per aukštas, bet jeigu mes tą darysime cheminiais vaistais, mano patirtis rodo, kad sveikata nuo to tik dar pablogėja, tai reiškia subyra kitos dalis. Tai aš nebegaliu eiti sportuoti, aš nebenoriu nieko daryti, tiesiog visas gyvenimas tiesiog eina šuniui ant uodegos. Tai galiausiai, kas man padėjo? Man padėjo Ajurveda ir būtent kelionė į Indiją, aš jau 3 metus keliauju į Indiją, susitikti su daktaru ir iš ten parsivežu medikamentų. Tai dabar, ką aš darau kasdieną, kaip atrodo tas mano gydymas. Vienas dalykas, ką aš darau, tai aš seku savo kraujospūdį nuolatos. Aš turiu tokį Withings prietaisėlį, tai yra išmanus kraujospūdžio matuoklis, pasimatuoja kraujo spaudimą, viskas nukeliauja į telefoną ir tu matai savo kraujo spaudimo informaciją, atsidaręs tiesiog aplikaciją. Tai, kaip pavyzdys, dabar paskutinis, kur dabar mano matavimas, tai va 124 ant 74. Taip pat aš turiu įsigijęs tos pačios firmos miego trackerį, tai reiškia po čiužiniu pasikiša specialus toksai kaip kilimėlis ir ten gali matyti savo miego kokybę. Ir vienas iš parametrų, kodėl mano kraujo spaudimas vėlgi buvo aukštas, tai yra miego kokybė. Ir aš nemoku net apsakyti, kiek svarbu yra miego kokybė, norint susitvarkyti savo sveikatą ir susitvarkyti savo kraujo spaudimą. Tai jeigu dabar pažiūrėsit, mano praeitos nakties miego rodiklis buvo 87, gilaus miego, kas yra labai labai svarbu, 2 valandos 13 minučių, super rodiklis. Ir kai aš pradėjau sekti savo miego kokybę, pas mane gilaus miego būdavo po 14 minučių. Tik tais po 14 minučių. Ir tai yra vėlgi viena iš priežasčių, kodėl kraujo spaudimas kyla. Tai tie, kas turite tą problemą ir pastebėjote, pirmas dalykas, į ką kreipti dėmesį, tai yra jūsų miegas ir miego kokybė. Ir šito vietoj, norint pagerinti miego kokybę, keletas paprastų dalykų. Tai yra fizinis judėjimas, būtinas. Antra dalis, reiškia, ekranai išjungti nuo 10 val. Vakaro ir anksčiau nueiti miegoti. Aš nueinu dažniausiai miegoti 11 val. Vakaro ir keliuosi apie 7:30. Tai mano miego skoras, jisai dažniausiai būna apie 85-95 tame tarpe. Tikrai yra dar kur pasitemti, bet kaip nuo 60, tai labai gerai. Tai pirmas dalykas, tai yra miegas ir miego kokybė. Ir būtent sekimas informacijos, tas padeda susižiūrėti, kaip tu miegi ir kas trukdo miegojimui, o kas padeda išsimiegoti gerai. Tai seku, iš prietaisų, seku kraujo spaudimą, seku miegą, seku savo svorį, nors ir gal man nėra būtina, bet vėlgi tiesiog iš smalsumo žiūriu savo kūno kompoziciją, turiu kūno kompozicinės svarstyklės. Tai dabar tam, kad pagerinti savo miegą ir stresinę būseną, taip pat vartoju tam tikrus papildus. Tai iš Indijos parsivežiau pakankamai populiarų papildą, kuris yra ir Lietuvoje prieinamas, tai yra Ashwagandha. Tiek, kad Indijoje šitas buteliukas kainuoja eurą 20, Europoje tikriausiai 8, gal net 10 ar 20 eurų. Tai jeigu kažkas keliausit į Indiją, parsiveškit visą krūvą, tai tiesiog geriu 2 tabletės ryte, 2 tabletės vakare. Tas padeda su miego kokybė ir su visų subalansavimu. Ką dar aš vartoju ir kas vėlgi man padėjo? Taip pat mano cholesterolio kiekis buvo aukščiausių riboj ir būtent ayurvedinė medicina man padėjo cholesterolį sumažinti iki pačios apatinės ribos. Tai dabar dar prie papildų ką vartoju. Taip pat naudoju trifalą virškinimui, nes skrandis mūsų labai smarkiai susijęs yra vėlgi su kraujo spaudimu. Tai naudoju Ashwagandha, naudoju trifalą ir naudoju Arjuna, tai yra tabletės, kurios padeda visai kraujotakos sistemai. Tai čia iš papildų 3 iš Indijos, juos galima rasti ir Europoje. Taip pat kiekvieną dieną geriu ne 2 tabletės, bet 1, vadinasi 2 per day, bet aš geriu 1, tai yra tiesiog multivitaminų kiekis. Vitaminą D aš taip pat, jeigu gyvenčiau didelę dalį laiko Lietuvoje, tai yra, kadangi mes saulėtą
laiką praleidžiam, daug saulės gaunam Tenerifei, tai vitamino D man nereikia gerti, bet jeigu gyvenate Lietuvoje, tai vitaminą D ir magnį būtina yra gerti tam, kad sumažinti savo kraujo spaudimą. Taip pat aš geriu omega 3, tai šitas kapsulės skiriu 4 per dieną, 2 ryte, 2 vakare, nes omega 3 labai svarbu yra cholesterolio valdymui. Tai tiek papildų, aš tikrai daugiau dar papildų vartoju, bet kita dalis yra susijusi labiau su anti-aging dalimi, tai tiek papildų su kraujo spaudimo reguliavimu. Dabar ką noriu labai parekomenduoti ir jeigu turite problemą su kraujo spausdimu arba su inkstais, arba turite šiaip kažkokią tai lėtinę ligą, kuri susijusi yra vėlgi su sveikata, aš nemoku net apsakyti, ant kiek aš jums nuoširdžiai rekomenduoju sėsti į lėktuvą, nuskristi į Indiją, į Navardžym kliniką pas daktarą Šrivastavą ir pasidaryti pas jį, atskristi, aišku, pasidarius jau kraujo testus, arba ten vietoj galim pasidaryti Rišikėše kraujo tyrimus, tikrai nesudėtinga tą padaryti ir ten kainuoja gerokai pigiau, kokius 4-5 kartus pigiau negu Lietuvoje. Tai jeigu turite rimtą kažkokią sveikatos problemą, ar tai bus su kraujospūdžiu, bus su inkstais kaip mano situacijoje, ar turite kitą kažkokią lėtinę ligą, bilietas iš Lietuvos į Indiją pirmyn atgal kainuoja apie 600 eurų. Gydymas Indijoje kainuoja juokingai pigiai. Tai reiškia apsilankimas pas Ajurvedos daktarą, per tą, kurį aš jums rekomendavau, įdėsiu nuorodą žemiau, kainuoja apsilankimas pirmas, kainuoja apie 12 eurų, tai reiškia, tau padaro pulso diagnostiką ir paskiria vaistus 5 dienom, tu juos vartoji ir po 5 arba 7 dienų sugrįžti pas tą daktarą ir reiškia, pažiūrė, ar viskas tvarkoja, jeigu reikia, tada paskiria jos ilgesniam laikui. Pavyzdžiui, man metams kursas vaistų ajurvedinių, kurie neturi jokių šaltinių poveikio absoliučiai, aš tik jaučiuosi tik geriau, kainuoja tai pusę metų berods apie 400 eurų, tai metai apie 800 eurų. Tai man tai atrodo yra žiauriai pigu, palyginus su tuo, kaip tai efektyviai veikia. Tai šiai dienai mano cholesterolis yra žemiau netgi normos, mano miego kokybė yra, sakyčiau taip, gera, ne puikiai, bet labai gera. Tai kaip atrodo ta ajurvedinė medicina? Tai kiekvieną rytą aš geriu tam tikrus, vėlgi, vaistus, papildus, kur aš neįsivaizduoju, kas čia yra. Aš turiu štai, aišku, visą tai susidedu į dėžutes, bet geriu štai vieną tokią tabletę, vieną tokią tabletę, vieną tokią tabletę, vieną tokią tabletę ir vieną tokią tabletę. Tai 5 rūšių tabletės, kuriuo aš galvoju, čia yra mano metams, jau pusę metų praėjo vartojimas. Tada turiu paketuką, štai tokį, man pavyzdžiui, tai yra vakaro dozė ir tai ryto dozė. Tai tiesiog yra susukti milteliai, specialiai pagaminti mano kondicijai, toje pačioje klinikoje gamina rytinę dozę ir tas pats vakarinė dozė. Kažkas kartaus, kažkas lyg tai su pelynu, galai žino. Tai yra kažkokios tai žolelės sumaltos ir tiesiog vartoja iš tuos 2. Taip pat yra inkstų arba tablečių forma, jeigu keliauju, naudoju šitas tabletes, tai yra antiuždegiminis inkstų tiesiog veiklai skatinantis dalykas, arba tai yra sirupo forma, jeigu galite naudoti, jeigu esate namuose. Tai tokių aš ir parsivežiu užsindėt visą krūvą. Toks buteliukas kainuoja 5 eurai, pavyzdžiui. Šitą dėžutę kainuoja berods irgi apie 10 eurų, kuris užtenka 4-5 mėnesiams. Tai kainos jau tokios. Ir dar naudoju šitas tabletes. Tai čia irgi tiesiog kažkokia geltona tabletė. Aš tiesą pasakius nežinau tiksliai, kas tai yra, bet tiesiog norėjau parodyti, kaip atrodo ta indiška medicina. Tai vartojant visą tai atrodo pakankamai daug. Aš iš tikrųjų pasiėmu stiklinę, prisiberu ten tą stiklinę kapsulių įvairiausių, tai gaunasi tikriausiai apie 20 skirtingų kapsulių ir dar sirupas. Bet mano sveikata iš tikrųjų gerėja, lėtai gerėja, bet gerėja. Taip pat pernai spalio mėnesį aš pasidariau kamieninių ląstelių injekciją. 2 injekcijas iš tikrųjų pasidariau kamieninių ląstelių ir egzosomų. Tai aš tikėjausi didesnio pagerėjimo sveikatos ir tikėjausi, kad inkstų tas filtracijos koeficientas jisai pagerės iki 70-80, gal net iki 100, mano tikslas yra pasiekti 100, nors klasikinė medicina ir sako, kad inkstų funkcija neatsistato, kad jin tik prastėja. Tai kuo aš galiu, sakykim, taip pasidžiaugti iš vienos pusės. Tai yra tai, kad mano sveikata nepablogėjo po kamieninių ląstelių injekcijos, energijos lygis pakilo, sakykim taip, lytiniai dalykai veikia ir taip gerai, dabar veikia dar geriau, net kaip 25-mečio ar 20-mečio, tai tas irgi, sakykim, tikrai neliūdna.
Kas galbūt mane šiek tiek nuvylė iš kamieninių ląstelių, kad palyginus už tuos 10 000 eurų, tai yra dolerių, kuriuos aš sumokėjau už 2 injekcijas, rezultato su inkstų funkcija kažkokio taip apčiuopiamo vėlgi nėra. Iš kitos pusės, anksčiau, net ir vartojant ajurvedinę mediciną, mano kraujo spaudimas laikydavosi 135, 150 ant 80-90. Šią dieną jisai yra apie 116, 125 ant 70, tai yra mano kraujo spaudimas yra pamažėjęs. Tai greičiausiai yra tai kompleksinis dalykas, dėl to, kad pirmas dalykas dariausi detoksikaciją, antras dalykas vartoju tinkamą ajurvedinę mediciną, nes kiekvienais metais man jie truputėlį vis pataiso ir paskiria link manęs. Kiti parametrai irgi pagerėjo ir panašu, kad kamieninės ląstelės irgi prisidėjo prie bendro kūno sveikatos atstatymo. Tai aš jas vertinu taip dvejopai. Tai ką noriu šiandien pasakyti, kad dar kartelį, kas turite rimtą kondiciją, kelionė į Indiją, pirmyn atgal 600 eurų. Pragyvenimas, 20 dienų kainuos apie 1000 eurų, jeigu labai neišlaidausite, gal net ir mažesnė suma sutilpsite. Ir medikamentai ir gydymas kainuos dar, tarkim, 500-800 eurų. Tai kitaip tariant, su 3000 eurų jūs galite nesirinkti kažkokios galbūt drastiškos operacijos, kažkokio tai drastiško gydymo su labai labai stipriais vaistais, o galite pasirinkti natūralų gydymą, kuris neturės jokių šalutinių poveikių. Ką aš jums ir iš tikrųjų nuoširdžiai rekomenduoju padaryti. Ir tą patirtį turiu ne tik tais aš, taip pat mano pažįstamų ir bičiulių buvo tokie, kurie irgi nuvažiavo pas daktarą Šrivastavą ir vienam jaunuoliui netgi nereikėjo, pas jį buvo labai rimta kondicija, jam reikėjo išpjauti, tikrai to žodžio prasme, išpjauti pusę žarnyno ir po kelionės į Indiją, vėlgi, tai nesidaro, supraskite, kad tokios lygos nepasveikstama per dieną, bet bent jau jam nereikia išpjauti pusę žarnyno, jis gali gyventi ir ta sveikata bent jau neblogėja ir po truputį gerėja. Tai mano atveju situacija yra labai panaši. Mano sveikata po truputį gerėja ir jau džiugu, kad neblogėja. Aš taip pat dar turiu sąrašą dar dalykų, ką ketinu pasidaryti, tai yra kamieninių ląstelių injekcija, greičiausiai darysiu dar vieną, tik kitoje klinikoje, nebe Indijoje, o greičiausiai Panamoje. Taip pat nusimatęs turiu ir užsakęs peptidų, tai bandysiu juos, pažiūrėsiu, kokie peptidų poveikis inkstams. Tyrimai rodo, kad kaip ir irgi pozityviai veikia tiek anti-aging tema, tiek inkstų tema. Tai pasidalinsiu su jumis irgi, kas vyksta. Tai dar kartelį. Visą tai, ką aš jau pasidalinau, yra mano asmeninė patirtis. Tai nėra, kaip sakyti, daktaro patarimas. Tai yra daugiau kaip žmogaus, kitam žmogui, kuris turi problemų, patarimas paieškoti alternatyvų. Ir bent jau man alternatyvos pagelbėjo labiau negu klasikinė medicina. Iš tikrųjų, kas mane labai smarkiai nuvylė, kad kai aš sugrįžau pas savo nefrologę Vilniuje ir pamatė kardinalius pokyčius mano sveikatoje, tai kad man nebereikia vartoti vaistų, mano ten baltymo kiekis šlapime per parą nuo 3,5 gramo sumažėjo iki 0,7 berods, kas yra normos jau ribos, turėtų būti šiaip 0, bet 0, keli gramai per parą šlapime jau skaitosi, kad inkstai pakankamai sveiki. Ir net nepaklausė, kur tu čia buvai, o kaip tu čia pavyko taip pakeisti savo sveikatą, kaip tariant, klasikiniai medicinai yra tiesiog tikrai to žodžio prasme nusišiktant jūsų sveikatos ir net jeigu jūs susitvarkėt kažką tai ir ta informacija galėtų pakeisti, 100 000, gal net milijonų žmonių gyvenimus, kurie turi problemų su inkstais ir turi problemų su kraujo spaudimu, daktarams mūsų tai yra visiškai vienodai ir visiškai nusišvilpt. Tai dėja, tokia mano patirtis, tas liūdna, dėl to ir darau šitą video, nes tikiuosi, kad ta informacija padės jums. Tai jeigu planuosite savo kelionę į Indiją, būtinai nuvažiuokite į tą Šrivastavos Naverdžim kliniką ir taip pat, jeigu vietos reikia kur apsistoti, labai rekomenduoju Vihana Retreat. Tai yra toks brangesnė vieta, bet labai fainas retreatas, kur kiekvieną dieną gausite ir jogą, ir meditacijas, ir labai gerai praleisti laiką ir būsite labai šiltai priimti, skaniai pamaitinti ir labai mylimi. Tai dvi vietas rekomenduoju. Tai yra ta klinika ir tą retreatą. Aš neturiu čia jokio finansinio intereso, apart to, kad noriu tiesiog pasidalinti gerais dalykais. Jeigu kyla kažkokių klausimų, norit kažko tai pasitikslinti, ar
ar padiskutuoti, galite tiesiog man bandyti paskambinti arba parašyti žinutę per socialinę mediją, aš pasitengsiu atsakyti ir padėsiu, jeigu reikės, padėsiu susiorganizuoti tą kelionę pas tuos medikus. Tai tikiuosi, kad ši informacija pagelbės ir tau su tavo sveikata, arba jeigu žiūrėjai ir neturi tos problemos, tai bent jau pasidalink su tai žmonėmis, kurie yra tau svarbus ir nori, kad jų sveikata būtų geresnė. Tai trumpai tiek, ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo.